Šie vyrai – tolimųjų reisų vairuotojai. Tiek daug jų krūvon susirenka, nebent prie valstybių sienų, muitinės terminaluose ar sandėliuose. Ši proga ypatinga. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija Linava kartu su viešąja įstaiga Saugus ratas pirmą kartą po 9 metų pertraukos mūsų autolenktynininkų Mekoje Kačerginės Nemuno žiedo trasoje surengė vairuotojų profesinio meistriškumo konkursą varžybas. 1997 rugsėjo 26 penktadienį į Kačerginę atvyko ne tik 27 stambiausių transporto firmų vairuotojai. Juos atlydėjo į keliones neišvykę draugai, transporto kompanijų vadovai, pagaliau Linavos tarybos nariai. Visa tai, kas vyksta, gan naujoviška, nes anuo metu rengti vairuotojų konkursai buvo vos neprievartiniai, viršininkų suplanuoti, vairuotojų neįtin mėgiami. Šį kartą atvirkščiai, visas dėmesys vairo broliams, kurie kelyje dažnai lieka vieni. Didelė atsakomybė, brangus krovinys, sudėtingos eismo sąlygos, eilės ir netvarka kai kurių valstybių pasienyje be abejonės vargina. Lietuvos vežėjai Europoje iškilo bei sustiprėjo ne tik dėl palankios politikos. Sėkmę lėmė apsukrumas, taupumas, kruopštumas, didelis ryžtas ir be abejonės mokėjimas pasiimti nemažą gardaus pelno pyrago gabalą. Taigi šventė vairuotojams. Varžybų meistriškumo konkurso atidarymas Linavos generalinis sekretorius bei varžybų vyriausiasis teisėjas Valdas Gilys. Aš tikiuosi, kad šitą organizuotas mūsų konkursas, tai ne tik konkursas bus, bet tai bus šventė ir vežėjams, ir direktoriams, ir svečiams, kurie čia atvyko. Žalia kepūriai vyrukai, varžybų dalyviai, vairuotojai. Pirmiausia dalyvavo burtuose. Kiekvienas ištraukė savo eilės numerį, nes vieni turėjo sėsti prie vilkiko Volvo FH12 vairo ir bandyti sėkmę slalomo rungtyje, kiti laikė kelių eismo taisyklių egzaminą, atsakinėjo TIR klausimus. Pirmą kartą vairuotojus užsiropštę ant keistos scenos linksmino net 3 muzikantų grupės – Harmonika, Lietuvos televizijos džiazo ansamblis ir vairuotojų pamėgtas Virgis Stakėnas su Crazy Crow. Visų šventės dalyvius pusryčiais, pietomis bei pavakariais vaišino Kauno jėgerių bataliono virėjai ir sostinės sambo klubo kulinarai. Sočiai bei skaniai pavalgius atrodytų ir rungtys jau netokios baisios. Tolimųjų kelionių užgrūdinti vairuotojai pradžioje gan skeptiškai apžiūrinėjo slalomo trasą. Daugelio veiduose lyg parašyta, netokių dalykų matėme, susitvarkysime. Bet taip galvojo iki tol, kol starto teisėjas nemosteli vėliavėlę ir neprasideda varžybos, rungtys. Vyrai klydo, jaudinosi, prakaitavo. Kai kuriems nepadėjo net geranoriška kolegų ar teisėjų pagalba. Sapnuodavau kasnakt. Tada, kai tėvas grįžo, modina mane, uždarė ir užmiršo lyg ryto balkone. Ir liejosi degtinė, dainavo 3 balsais. Kur virvina šutinė. Slalomo rungtis atrodytų labai paprastutė. Pirmiausia, reikia tiksliai važiuoti be puspriekabės. Po to parodyti, ką ir kaip greitai gali su puspriekabe. Tai pati įdomiausia bei sudėtingiausia rungtis. Jai reikėjo visos dienos. Nemažiau svarbios buvo TIR kelių eismo taisyklių egzaminai. Teisėjai vertino visas 3 rungtis ir skaičiavo bendrą rezultatą. Stebino, kad tolimųjų reisų vairuotojai išmaišė vakarų ir rytų Europą nelabai žino elementarias kelių eismo taisyklės. Iš 27 egzaminuojamų tik 2 teisingai atsakė į visus 20 klausimų. Greičiausiai tai padarė Vilniaus Dobilo vairuotojas Česlovas Valskis per 5 minutės, bei Vilius Urmanavičius per 7 minutės 40 sekundžių. Deja buvo ir tokių, iš 20 klausimų teisingai atsakė vos 6. Vienus teorinės rungtynės pakėlė, kitus nusmukdė. Visi stropiai skaičiavo taškus, jaudinosi, tačiau kolegiška varžybų dvasia nepaliko vietos pykčiui bei pagiežai. Vairuotojams rūpėjo tik varžybos, nes 6 prizininkams įsteigtos vertingos ir net labai vertingos dovanos. Kur jie žadėjo viską, tik tai užmiršo 2. Kur jie žadėjo viską,
šonuot. Toli keli nuklydęs, toli keli sušaręs, kada viltis rusena žaryje, ten mane ramina gydo gelbsti, tėvų namų slengstis ir svirplio balsas vakare. Ten mane ramina gydo gelbsti, tėvų namų slengstis ir svirplio balsas vakare. Diena, kurios nelaukiu, diena, kai žaizdos maudžia, kada sėkmė pasirenka kitus. Ten mane ramina gydo gelbsti, tėvų namų slengstis ir svirplio balsas vakare. Ten mane ramina gydo gelbsti, tėvų namų slengstis ir svirplio balsas vakare. Tuo metu komandų vadovai, vairuotojų draugai galėjo išbandyti jėgas ir laimę kitose nemažiau įdomiose rungtyse. Maestro Stasiui Lipkevičiui iš harmonikos labai patiko strėlių laidymas. Dar kiti bandė laimę šaškėmis. Visi atrakcionų dalyviai gavo dovanas suvenyrus. Smėlio kalnelių tėveliai, sodybos vietoj arimas, beliko dabar susapnuot, kur mane ramina gydo gelbsti, tėvų namų slengstis ir svirplio balsas vakare. Kur mane ramina gydo gelbsti, tėvų namų slengstis ir svirplio balsas vakare. Kur mane ramina gydo gelbsti, tėvų namų slengstis ir svirplio balsas vakare. Kur mane ramina gydo gelbsti, tėvų namų slengstis ir svirplio balsas vakare. Prie kelio, saulė seniai vakaruos, žaidžia mėnulis upelį. Pirmąjį tolimų reisų vairuotojų profesionalų meistriškumo konkursą varžybas parėmė Volvo, Mercedes-Benz, draudimo kompanijos Lindra bei Baltijos Garantas. Linavos servisas surengė loteriją, o uždaroji akcinė bendrovė Petrutė dovanojo akumuliatorius. Šventė visiems. Kas mano širdį, noriu papasakot tau vienai. Kas mano širdį, noriu aš vasaros sapną apie tave susapnuot. Noriu šią dainą nors kartą dviese prie upės dainuot. Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot
širdį, kaip man tave prisišaukti, kur man tave susitikt. Eikim saulė leidžia laukti, grįžkim aušros pasitik. Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Nors nėra tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Kai pamačiau ją pirmą kartą, Saulutė besileidžiant buvo apdovanoti varžybų meistriškumo konkurso nugalėtojai. 6 vietą užėmė Brazauskas Transport ir kompanija, vairuotojas Henrikas Kazakauskas, dar bocmanu vadinamas. Vairuotojas jaudinosi ir galėjo užimti geresnę vietą, nes jo automobiliu visi rungtyniavo. 5 laimėjo Vytautas Zambrauskas, Eiginta. 4 Kęstutis Petkevičius, Grifas. 3 vietą Jonas Aliuta, Eiginta. Ant 2 vietos pakilos užlipo Arūnas Klegeris, Sabinos autotransportas. Ir 1 vietą laimėjo kauniškis, Grifo firmos vairuotojas Darijus Kraujutaitis. kas kad šalia plukdydamas ją valtelę norėjau būt, kas kad šalia plukdydamas ją. Komandomis pereinamąją taurę laimėjo vėlgi Kauno firmos Grifas komanda. Dailės akademijos dizaineriai vertino vilkikus bei puspriekabės. Jų manimų gražiausių vilkikų su puspriekabė pripažinta Grifo Scania. Ir ajerai, kur laukė, kur svaigino mus ugnis karšta, vanduo ramus, bet vienąsyk naktis tamsi sukužda man, nebeklausyk gailios raudos ir